Ar gali būti, kad individuali veikla geriausias būdas optimizuoti mokesčius net tada, kai uždirbi 1,2 milijono per metus? Skamba kaip nesąmonė, ar ne? Visi rėkia tą patį. Milijonierius taip nedaro, pažyma tik smulkiai veiklai. Atsidaryk UAB, imk dividendus, bus pigiausia. Bet kai suskaičiuoji realius skaičius GPM, PSD, VSD, pelno mokestį ir socialinį paketą, vaizdas apsiverčia aukštyn kojom. Aš esu finansų baba ir šiandien parodysiu skaičiavimą, kuris daugeliui išmuša kėdę iš po sėdynės. Kaip žmogui su 1,2 milijono metinių pajamų mano modelyje efektyviausias variantas tampa būtent individuali veikla. Ne MB, ne UAB, ne dividendai, ne CPS. Kodėl taip yra ir ar tai galėtų galioti tau? Paaiškinsiu žingsnis po žingsnio, aiškiai, be mitų ir be sakralinių. Dividendai visada geriau mantrų. Taigi, mūsų scenarijus. Viso pajamos 1 200 000 eurų per metus. Veiklos forma individuali veikla pagal pažymą. Taikom 30% išlaidų fiksavimo būdą. Iš šitos sumos skaičiuojam. Gyventojų pajamų mokestis, toks nemenkas, 250 beveik 5000 eurų, kas sudaro apie 30,35% nuo apmokestinamųjų pajamų. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos yra 6300 su biškiu eurų, valstybinio socialinio draudimo įmokos 11 353 eurai. Jei prisidedi dar 3% pensijai, valstybinio socialinio draudimo įmokos išauga iki 14 073 eurų. Tarp kitko, situacija yra reali ir šis žmogus dar ir kaupia antroje pakopoje. Sakė, net nežada nutraukti. Kosmosas? Gal ir kosmosas. Dabar esmė bendra našta nuo visų pajamų. Be papildomų 3% antrai pakopai gaunam 272 650 beveik 6 eurus mokesčių. Tai yra apie 23% nuo 1,2 milijono. Su papildomais 3% apie 276 tūkstančius eurų mokesčių ir tai yra apie 23%. Tai reiškia, kad į rankas be antros pakopos lieka 927 tūkstančiai eurų, su antra pakopa lieka 924,5 tūkstančio eurų. Taip, tu teisingai girdi, net ir mokėdamas gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas ir dar papildomai kaupdamas pensijai vis tiek pasiliekė apie 925 tūkstančius eurų. Kodėl procentas toks žemas prie tokios sumos? Čia atsiranda vienas labai svarbus mechanizmas, kurį visi pamiršta. Sodros lubos. VSD turi lubas, nuo tam tikros metinės sumos socialinio draudimo įmokos nebeauga. Prie 1,2 milijono eurų pajamų tu tas lubas jau seniai pramušiai ir pamiršai. Todėl VSD suma stovi vietoje, o pajamos vis dar kyla. Kas iš to gaunasi? Absoliučiais skaičiais. VSD yra nemažai, bet procentiškai nuo visų pajamų vis mažėja. Todėl ir matom tokią situaciją. Uždirbi milijoną su viršum, o bendra našta apie 23%, nes gyventojų pajamų mokestis auga proporcingai, o socialinės įmokos dėl lubų nebevažiuoja paskui pajamų augimą. Ir čia yra didžiulis pažymos pliusas, kurio dažnas net nepastebi. Ir pilnas socialinių garantijų paketas. Dabar lendam į UAB arba mažosios bendrijos ir dividendų schemą ir imkim paprastus skaičius - milijonas dividendais. Žinoma, kelis pelno mokesčio tarifus. Pelno mokestis 0, tai laikina lengvata ir specifinės situacijos. Taip gražu, bet tai gyvena nedaug kas ir ne visą laiką. Pelno mokestis 7%, kai dar telpi į mažos įmonės režimą pagal pajamų ribas. Ir pelno mokestis 17% ir čia yra mūsų atvejis. Kodėl 17? Nes kalbam apie milijoną dividendais. Vadinasi, pajamos įmonėje tokios didelės, kad išaugi mažos įmonės marškinėlius, įsijungia pilnas pelno mokesčio tarifas - 17%. Čia jau nebe teoriniai tarifai, o logiška pasekmė iš pačios sumos. Tokio dydžio pelnas lygu pilnas pelno mokesčio tarifas. Rezultatas su 17% pelno mokesčio tarifu ir visais likusiais mokesčiais bendra našta už milijoną dividendų šoka maždaug apie 29,5%. Ir tai yra brangiau nei mūsų 23% su individualia veikla ir dar dividendai be socialinių garantijų. Nei stažo, nei normalaus PSD, VSD. Jeigu jų kitur neturi,
Dabar dar vienas įdomus žaidimas hibridinis variantas. Čia logika tokia. Dalį pinigų, pavyzdžiui, pusę pelno pasiimi pagal civilinę paslaugų sutartį ir kitą dalį dividendais. Kas nutinka? Dalis sąnaudų iškeliauja į CPS, pelno bazė įmonėje sumažėja. Pelno mokestis krenta ir bendra mokestinė našta nusileidžia iki maždaug 27% su trupučiu. Atrodytų, o super, jau geriau nei 29,5% su pilnais dividendais. Bet čia yra vienas, bet labai storas bet. CPS išmokos šioje schemoje tau realiai taip pat nesukuria socialinių garantijų, nesikaupia normalus stažas. Ir pagal civilinę paslaugų sutartį negalima išsimokėti daugiau negu 100 000, nes yra uždėta riba. Ir vėlgi nėra pilno socialinio paketo. Jei neturi kitų draudžiamųjų pajamų, rizikuoji likti plikas, kai jų labiausiai reikės. Žinai posakį, ar ne? Šiandien milijonierius, ryt gal prie konteinerio. Kitaip tariant, 27% be socialinio saugumo arba 23% su pažyma ir lubomis ir socialinės garantijos. Ir čia jau kiekvieno sprendimas, ką jis vadina apsimoka. Koks reziumė? Didelės pajamos automatiškai nereiškia, kad pažyma tampa blogiausiu variantu. Dėl sodros lubų efektyvus procentas su individualia veikla neskrenda į kosmosą, net ir prie 1,2 milijonų. Dividendai su 17% pelno mokesčiu jau nebėra ta šventa karvė, kaip daug kas piešia. Bendra našta gali būti didesnė nei su pažyma ir dar be socialinio paketo. Hibridiniai žaidimai su CPS gali šiek tiek numušti procentą, bet tai bus daroma socialinių garantijų sąskaita, kaip ir su dividendais. Taip, su 27% atrodo geriau nei su beveik 30%. Ir čia atsakymas tiems, kurie kalba, kad dividendai yra geriausia išeitis dėl stabilaus GPM procento. O kas toliau? Ką daryti su pinigais po mokesčių? Visas šitas galvos skausmas dėl mokesčių turi vieną tikslą, kad po jų liktų kuo daugiau pinigų, kuriuos gali įdarbinti. Jei iš 1,2 milijonų pajamų tau su pažyma ir visais mokesčiais lieka apie 925 tūkstančius eurų, tai pats blogiausias planas yra viską laikyti sąskaitą. Džiaugtis, kad mokesčius optimizavau ir leisti, kad infliacija tyliai dirbtų prieš tave. Kitas lygis - pinigų įdarbinimas. Jei nori, kad tavo pinigai būtų ne tik sutaupyti, bet ir pradėtų generuoti naują pajamų srautą, verta pasižiūrėti į investavimą. ETF, akcijos, kiti instrumentai, su kuriais pats jautiesi komfortiškai. Ir čia labai gražiai įsijungia tokie sprendimai kaip Freedom 24. Atsidarai sąskaitą, pradedi po truputį investuoti ir tie pinigai, kurie liko po mokesčių, pradeda dirbti tau, o ne gulėti sąskaitoje. Nuorodą rasi video aprašyme. Tarp kitko, primenu, kad investuodamas nepamirštum investicinės sąskaitos teikiamų privilegijų. Jei nori daugiau tokių ant realių skaičių pastatytų pavyzdžių, paspausk prenumeruoti kanalą, pasidalink šiuo video su žmogumi, kuris vis dar šventai tiki, kad prie milijono pažyma yra nusikaltimas. Ir susimatysim kitame mano turinyje. Čia buvo Finansų baba. Prisimink, mokesčius mokėti privalom, bet nuo tavęs priklauso, kiek pinigų liks po jų ir ar jie dirbs tau. Iki.